Klausimas, primenu, yra, ar valstybė per daug kontroliuoja asmeninį žmonių gyvenimą? Nu, manau, kad labai. Sakykime, gal nesusidurdavom su tuo, kol nebuvo tos internetinis portalai ir panašiai, kad ten pastebi, kad iš tikrųjų, kaip dabar ir supriešinti visuomenį ir gan aštriai, pavyzdžiui, tengi pastebam kažką tokį ant ribos klausimą, kaip dabar šiandien, kad diskutuojam ten, jiems gyventi ar negyventi, ar santukoje ar nesantukoje, tai iškart tu gali paimti, netgi buvo taip, kad iš Delfio paimi tokį ant ribos straipsnį, jį daliniesi su klaustuku ir gauni žinutę, reiškia, žinių sklaidoje bus nukeltas 90 dienų ir apribotas ant 30. Nu čia kas? Čia ne kokia Rusija daro. Čia pas mūsų įstatymai tokie reiškia yra. Paskui jie, jeigu ten paprotestuoja, nuima. Nu čia aš manau, kad per daug. Bet ne valstybė, žinokit, ponia Kubry, Facebooką reguliuoja ten. Taip, Kubiliaus sūnus jo sėdi ten. Jis sakė, Kubiliaus sūnus ir uždeda cenzūrą. Jo, jis tai sėdi tu internetinis, ten, kai paieškai atsakymų, pasako, kas Lietuvoje yra atstovas, kas ten prižiūri. Ką galvojate, afrikiečiai mūsų tos interviu ten skaitinėja kokius nors. Taigi vietiniai sėdi, dirba tą darbą. Skaitau, kad čia yra per didelį tokia jau žmonių supriešinimas, suskirstimas, jau yra labai, per daug įsikišimas yra. Supratau, ponė Leščiauskai.